Jei turi vaismedį, kuris jau kurį laiką auga, yra žalias, sveikas, su gražiais lapais, bet neduoda vaisių, šis vaizdo įrašas tau bus įdomus. Nes šiandien parodysiu tau tikrą, jau daugelį metų naudojamą techniką, kuri tinkamai pritaikyta, gali priversti tavo medį pradėti derėti. Tačiau yra teisingas būdas tai padaryti ir neteisingas. Ir būtent apie tai šiandien ir kalbėsime. Šiame kanale dalinamės tikromis technikomis, kaip pagerinti mūsų medžių derlių, remdamiesi patirtimi ir tuo, kas iš tikrųjų veikia praktikoje. Tai, ką šiandien tau paaiškinsiu, nutinka labai daugeliu žmonių. Jie turi citrinmedį, apelsinmedį ar net avokadą, kuris jau daugelį metų pasodintas. Medis auga, leidžia naujus lapus, atrodo stiprus, atrodo sveikas, bet nežydi arba žydi labai mažai ir neužmezga vaisių. Ir pirmas dalykas, apie kurį dažniausiai pagalvojama, yra tai, kad trūksta trąšų, vandens arba kad medis turi kažkokią problemą. Tačiau dažnai tai nėra nė viena iš šių priežasčių. Dažnai medis tiesiog jaučiasi per daug patogiai, o kai medis jaučiasi per daug patogiai, jis auga, bet neduoda derliaus. Čia ir pasitelkiama technika, apie kurią šiandien kalbėsime, vadinama žiedavimo arba įpjovimo, priklausomai nuo medžio rūšies. Tai technika, kuri daugelį metų buvo naudojama žemės ūkyje, ypač citrusiniams ir avokadams, ir tinkamai taikoma ji nepažeidžia medžio, o paskatina jį žydėti ir vesti vaisius. Prieš tęsiant noriu paaiškinti vieną svarbų dalyką, bet nenoriu niekam atimti entuziazmo. Ši technika geriausius rezultatus duoda, kai taikoma jau susiformavusiems medžiams tiems, kurie jau turi struktūrą ir pagal amžių bei dydį turėtų derėti. Labai jauniems medžiams medis vis dar orientuotas į augimą, šakų ir šaknų formavimą. Tačiau kai medis jau išsivystęs, bet vis tiek neduoda derliaus, būtent tada ši technika iš tiesų padaro skirtumą. Dabar paaiškinsime, kas tiksliai yra žiedavimas arba įpjovimas. Citrusiniuose medžiuose, tokiuose kaip citrina ar apelsinas, tai reiškia labai ploną žiedinį pjūvį šakos žievėje. Tai nėra gilus pjūvis, šakos nekertame, pašalinama tik žievė. Tai labai panašu į pjūvį, kurį darome atlikdami oro iššakninėjimą. Ir tai neatsitiktinumas, nes principas yra visiškai tas pats. Dabar noriu, kad labai atidžiai įsiklausytum į tai, kas bus pasakyta, nes tai vienas svarbiausių šio vaizdo įrašo punktų ir būtent šie žmonės dažniausiai daro klaidų. Ši technika netaikoma visoms medžio šakoms ir nėra daroma iš akies, ji atliekama pagal proporciją. Bendroji taisyklė paprasta. Daugiausia apdorojama maždaug 50% medžio šakų, niekada ne visas. Pateiksiu aiškių pavyzdžių, kad nekiltų jokių neaiškumų. Jei tavo medis turi 4 pagrindinės šakas, teisinga būtų tai daryti 2 šakose. Jei turi 6 šakas, daryk tai 3. Jei turi 10 šakų, daryk tai 5. Mano konkrečiu atveju, pavyzdžiui, šis citrinmedis turi 15 šakų. Vadovaujantis šią taisyklę, tuo metu teisinga būdavo taikyti techniką tik maždaug 7 šakose, niekada ne visose. Kaip matai dabar, rezultatai akivaizdus. Dideli, gražiai susiformavę citrinos, labai derlingas medis ir dar auga vazone, o tai dar labiau vertinama. Šiuo atveju jau nebereikia toliau taikyti šios technikos, nes medis jau sureagavo. Ankstesniu metu buvo atliktas žiedavimas, medis tinkamai sureagavo ir dabar vaisius veda natūraliai. Tai taip pat svarbu suprasti. Žiedavimas nėra kažkas, kas būtų daroma nuolat, tai specifinė technika, skirta paskatinti medį tada, kai jam to reikia. Kai medis jau dera taip, kaip priklauso, geriausia jį palikti ramybėje, tinkamai prižiūrėti ir tiesiog mėgautis rezultatu. Dabar pažiūrėkime, kodėl ši technika taip gerai veikia. Medis turi 2 pagrindinės sroves. Viena vertus, šaknis siunčia vandenį ir maisto medžiagas aukštyn stiebo vidumi. Kita vertus, lapai gamina energiją fotosintezės būdu. Ši energija paprastai keliauja žemyn medžio žievė iki kamieno ir šaknų. Kai atliekame žiedavimo, mes nutraukiame tą energijos grįžimą žievę žemyn. Tuomet visa ta energija, kurią medis pagamina viršutinėje dalyje, lieka susikaupusi toje zonoje, o medis, kaip natūrali reakcija, panaudoja tą energiją dauginimuisi. Tai yra žiedų ir vaisių gamybai. Todėl, kai tik atliekamas oro sluoksniavimas, būtent virš sluoksniavimo vietos atsiranda daugybė vaisių, ar ne? Tai nėra atsitiktinumas, tai lygiai tas pats fiziologinis principas. Aš pats esu daugybę kartų patikrinęs. Ant mažų šakelių, kuriuose buvo atliktas žiedavimas ar sluoksniavimas, esu matęs 6, 8, 10 ir net daugiau vaisių ant vienos šakelės.
Tuo tarpu kitos to paties medžio šakos, kuriuose nieka nebuvo daryta, duoda labai mažai vaisių arba visai jų neduoda. Tai nėra sėkmė, tai tiesiog medžio reakcija į tokį dirgiklį. Dabar pereikime prie reikalingų medžiagų ir paaiškinimo žingsnis po žingsnio. Ramiai. Šiuo atveju parodysiu, kaip žiedavimas atliekamas tik ant vienos šakos. Pavyzdžiui, šis konkretus medis jau buvo apdorotas anksčiau ir, kaip matote, jau duoda vaisių, todėl nereikia vėl taikyti šios technikos. Bet parodysiu, kaip tai daroma, kad galėtum tinkamai pritaikyti savo medžiui. Žiedavimui mums reikės gerai aštraus peilio arba kanceliarinio peiliuko, nieko daugiau. Svarbiausia, kad įrankis gerai pjautų, nes darysime kelis švarius pjūvius. Žiedavimas yra labai paprastas. Padarome 2 lygiagretus pjūviai aplink šaką, visiškai ją apjuosiant, tai yra užbaigiant visą šakos ratą ir suformuojant pilną žiedą. Šie 2 pjūviai turėtų būti atskirti maždaug 0,5 centimetro, apie 5 mm daugiau ar mažiau. Tai neturi būti tikslu, tai tik orientacinis atstumas. Toks atstumas yra pakankamas. Kai jau turime padarytus abu pjūvius, pašaliname visą žievę esančią tarp jų. Tam tiesiog padarome nedidelį pjūvį per vidurį tarp abiejų žiedų ir nuimame visą žievę, kuri supa šaką. Nuėmus žievę, matosi kandis. Jis atrodo kaip plona, lygi, šiek tiek blizganti plėvelė. Būtent tai, ką matome, ir yra tai, ko siekiame. Čia labai svarbu tai gerai suprasti. Medienos nepjauname, jos nenugramdome, kaip būtų daroma, pavyzdžiui, atliekant oro išaknyjimą. Šiuo atveju mes nepašalimame kambio, negilimame pjūvio, nepažeidžiame šakos vidaus, tiesiog nuimame žievę ir tiek. Kai žiedinis pjūvis atliktas teisingai, žievė lengvai nusiima ir matoma ta lygi vidinė dalis. Tada žinome, kad žiedinis pjūvis atliktas tinkamai. Kai jau turime padarytą žiedą ir pašalintą žievę, kad išvengtume galimų grybelinių infekcijų ar grybų atsiradimo toje žaizdoje, galima užberti šiek tiek maltos cinamono, jei turime po ranką. O jei neturime cinamono, visiškai nieko blogo nenutiks. Taip pat galime užtepti alavijo, kuris padeda drėkinti pjūvį ir skatina žaizdos susigijimą. Po to daugiau nieko daryti nereikia. Nerišama, neuždengiama, niekuo neklojama. Medis pats pasirūpins likusių proceso. Ir štai dabar turi viską, ko reikia, kad tas vaismedis, kuris nenorėjo duoti vaisių, pradėtų žydėti ir derėti kaip niekada anksčiau, taikant paprastą, veiksmingą ir tinkamai naudojamą techniką žiedavimą. Jei šis vaizdo įrašas tau buvo naudingas, paspausk patinka, pasidalink su žmogumi, kuris turi neduodantį vaisių medį ir užsiprenumeruok kanalą. Nes čia Ekoplantur kanale dalijamės tikromis technikomis, kaip gauti daugiau vaisių, pagerinti derlių ir išnaudoti visą savo medžių potencialą tiek auginant juos dirvoje, tiek vazonuose. Susitiksime kitame vaizdo įraše ir prisimink, dažnai esmė ne papildomame tręšime, o teisingame medžio stimuliavime. Iki, stipriai apkabinus.